Labas rytas. Ryte atsikėlus, tada, kada yra galimybės visiškai pabūti namuose vienam, kol dar, tarkim, vaikai neatsikėlė, vyras miega ar žmona miega. Ir kiekvienam žmogui, kuris susiduria su ieškojimo gyvenimo prasmės arba ieškojimo priežasties, kodėl tai kažkas tai kažkur atsitinka, tai būtinas savianalizė, būtinas laikas skirimas tik tai sau ir tik tai sau. Nieko nėra daugiau, tik tai tu. Ir tarkim pasirenkame kokią jums dūšiai atsiliepia daina, muzika, su kažkokia tai būtų asociacija šiaip ar dar kažkas tai. Ir nesvarbu, kad tu išpažįsti, muzika nieko bendro neturi su tavo rasė, su tavo oda. Man visą laiką, man labai imponuoja šamaniškumą, vėl tas šamaniškumas mums yra taip įdiegta, šamaniškumas tai yra kažkoks tai gal blogis ar dar kažkas, nežinau. Man visą laiką muzikos imponuoja, rezonuoja su mano vidumi, tai su gamtos ištekliais ir kas gyvena pagal gamtos resursus, pagal gamtos dėsnius. Tai va, indėnai, šamanai, atsiskyrėliai, tarkim, žinioniai. Tai yra galimybė, kai esi gamtos stichijose, jų apsaugoje, jų apsuptyje ir analizė, kas tu. Kas tu, kai esi be drabužių, kas tu esi, kai be pinigų, be statuso, be televizijos, be programų, kas tu. Na ir akistata, ką su savim tu darai žmogaus, su savo fiziniu kūnu. Teisingas yra posakis, visos lygos nuo nervų, nuo streso. Na, o sifilis iš malonumo. Tai vat. Tai tokia praktika, jeigu jau ištikus kažkam tai, tiesiog kažkokiam gyvenimo lūžiui ar kažkam tai. Tai gali būti ir problema, ar tai būti finansinė, ar santykiuose, ar fizinio kūno. Savianalizė ir sustojimas, skirtas laikas savo, tai diagnozuoji savo, iš kur gali ateiti problemos. Kad kaltinsim kažką, tai išorėje, tai yra visiška nesąmonė. Tai tiksliau, ne tai, kad nesąmonė gal, tai būtų nesąžininga. Nes iš tikrųjų mes daugelis net nesuvokėme savo prigimties, nesuvokėme, kodėl mes gimstame. Pas mumis viskas atrodo vakaruose automatiškai taip turi būti. Va, gimėme, va, čia taip, vienu žodžiu, nenoriu veltis. Tai va, atsisėdam ir dėliojam savianalizę. Koks yra gyvenimo būdas, stilius, kokie tikslai, tavo asmeniniai, tie sakraliniai, tie tokie etaloniniai.
O kokie yra tikslai primesti, kad reikia? Žalingi įpročiai, žalingos mintis, streso lygis. Kodėl aš tai bėgu vytis kažko tai, kas yra vakaruose madinga, kam save sekinti. Ir visokių tokių klausimų, kam tai. Jeigu vis tiek mes vieną dieną atsigulsime į karstą be viso to, ko mes svejamės, kam tai? Bet tiesiog pagalvokite, kam tai. Mes nieko neįsinešime, tik įsinešime, ar aš įgyvendinau savo gyvenimo prasmę, sielos prasmę. Niekas mums ačiū nepasakys už mums jaučiamą stresą. Mums niekas ačiū nepasakys, jeigu tau yra gerai, dar kaip tik tu gausi pavyduolių. O žmonės tai yra tokie... Sako, kaip pasikloja, taip išmiega tiesiog. Žmonės yra pisokliai tokie, proto pisokliai ir realiai. Neįžeidžiant nieko. Kabinėjasi prie savęs, daugiausiai prie kitų žmonių, tie proto pisokliai. Ir jau prisiskaitė begalės pseudo informacijos, visą laiką apkaltins kitą, tiesiog be faktų, be nieko. Pasakant, nepatinka žmogus, lygiai tas pats, kaip aš nepatinku daugelėms. O kodėl nepatinka Violeta? Net niekas daugelis neanalizuoja. Kaip sakoma, vienas pasakė, kad nepatinka man Violeta ir kiti, kaip tie baranai, ir man nepatinka, kom nepatinka, nežinau, ten tas pasakė ir man nepatinka. Ir gaunasi tas, kad tu bandoj patiktum, įtiktum, tu tada turi tiesiog pritarti. Jeigu tu nepritarsi, tu tiesiog gausi tą neigiamą reakciją, vėl tu pajausi stresą ir sakys, arba tu eini lauk, nes tau patinka Violeta, arba tau turi jinai irgi nepatikti. Ir tada einame toliau visi kaip baranai, pagal vieną piemenį, būdamas avinas. Na ir va taip. Ir iš tikrųjų tas stresas mūsų aplinkoje, jisai daugelis su tuo susieta, todėl kad žmonės per savo iškraipytas emocijas, per savo ego, per sergantį protą, jie nesuvokia, kaip jie tiesiog paprastų žmonės vienas kitą juodina, sekina. Na, o žmogus, kuris jaučia, tarkim, aš jaučiu žmonių nepatikimą, kuris nėra grįstas faktais, jisai jaučia tą stresą. Ir tą tokį kartu ir pyktį, ir atrodo, tas pyktis ne dėl to, kad tave išstumė, bet pyktis. Žmonės, jūs nesuvokėt visiškai, ką darote. Jūs esate tokiam marazme, kad jums ar kažin, ar įmanome be kom nors padėti. Bet to pasekoje, tiem, kurie užveda, vienas ar kitas žmogus nepatinka, prisiema kažkokio lyderio vaidmenį. Jie sugalvos bet kokią nesąmonę pasakyti, tai traukia energiją, tai leksika nefaina, tai dar kas nors, bet nėra fakto, ką tau tas žmogus padarė. Žmogus, kiekvienas žmogus, tarytum gyvena savo gyvenimą, bet žmogus net yra praradęs žmogiškumą, susikalbėjimą, suvokimą, net paklausti, kodėl tu taip jauti, tarkim, kodėl tu taip ilgėsi. O kodėl neklausia, todėl kad protas veja protą, protas pisa protą ir tiesiog yra tokia, toks, o žmogus įkritęs į maišą, tokį maišą ir jisai nežino, kad jisai įkritęs į maišą. Ir jisai tam maišė, būdamas, norėdamas kaip išeiti, bet jisai nesąmoningai nesuvokia, kad jam reikia išeiti. Ir jisai tiesiog darys viską,
kad tą chaosą jisai dar labiau sukeltų ir šalia esančius įtrauktų į tą chaosą, į tą maišą. Vietoj to, kad tame maiše įkrytė į tą maišą, nors mato dieną, nors mato naktį, sustotų ir sakytų, o dabar pagalvokime, kas aš esu. Ką aš darau su savo fiziniu kūnu, kokios yra mintis, jausmai, emocijos, žodžiai, veiksmai, įpročiai, tikslai ir taip toliau. Ir atsiprašymas kūno, atsiprašymas proto, atsiprašymas dūšios, atsiprašymas visų organų. Paskiau pereinam, tarkim, atsiprašymas šalia esantis žmogus, tavęs atsiprašyti. Jūs daugelis net neįsivaizduojat, kaip vienas kitą mes įtakojame. Tu gali net nedraugauti, aš galiu būti, gyvenu Airijoje, o Lietuvoje. Aš Lietuvoje nepatinku, todėl kad būdama jau Airijoje, aš Lietuvoje savo kalbomis aš nepatinku. O aš nejaučiu įtampos. Taip jaučiu. Aš galiu pasakyti, ai man pofig. Nu taip, galiu. Sako, geriausiai atsitrauki tai, kas tau tai, kam tu nepatinki, sužinai, išgirsti ir atsitrauki. Ir atsiminkit, ateisi ir jūsų eilė, tavo eilė, tarkim. Jeigu tu pradėsi tapti, būti nebepatogus, lygiai tave taip pat apkalbės, apšmeiš, be jokio pagrindo. Ir to šūdo stresinė lavina jinai tęsis.
Tarkim, belė kokį, kai garsą leidžiate viduj, bandykite jausti va tas vibracijas viduj organizme, kūne. Ir tiesiog nesąmoningai atjungus protą, bet kokie garsai, bet ryšys tik su savo organu, organizmo, judesiai, bet kokie, lengvumas, dzimbudizmas ir atsiprašymas savo kūno. Supranti, kad tu gyveni toj visuomeniai, tu turi būti naglas, tu turi būti įžūlus, sugebant šykštuoliams, žvilgsnių ar bet kom pasiųsti ant 3 raidžių, tiems grobonėms, tiems apsėstiesiems, kuriems tu nepatinki, tiesiog, kad nepatinki. O tai yra naudojama prievarta, abuseriai. Mūsų visa visuomenė, mūsų aplinka yra tiesiog abuseriai, prievartautojai, psichologiniai sukuriantis prievartą, skirstimą. Ir nesvarbu, kokioje tu būsi gelbėtojų pusėje, tai, kas skirsto žmonės be priežasties, yra abuseriai. Atsiminkit visam gyvenimui. Ir mes gyvename abuserių pasaulyje ir sakote, kad čia yra geri žmonės, čia yra kažkur šviesa, čia yra abuserių pasaulis, kuriame tu turi būti naglas, šykštus, tuo pačiu kilnus, bet kad tu išsaugotum, kad tavo kūnas atmestų tą visą trauklą, kaip trauklapis sugerdamas žmonių neapykantą be priežasties. Taip kad saugokit save nuo to abuseringų, protingų, dvikojų parazitų žmonių. Saugokite. Atsiminkite visam laikui. Tas, kuris žmogus suteikia kažkokias apkalbas be priežasties, jie yra abuseriai, jie yra prievartautojai, psichologiniai prievartautojai. Jie gali gražiai kalbėti. Jie gali apsimesti, kad jie yra geri, bet skirstydami bet kokį žmogų be faktinės padarytas žalos, jie yra niekšai. Jie prisideda prie karų, prie įtampos. Jie linčiuoja žmonės vien todėl, kad jų yra sergantis protas. Ir taip suteikia stresą, įtampą vienas kitam, bet apsimeta, kad jie kažką tai veikia gero.
Vienetai yra gerų žmonių, vienetai. O visa dauguma tai yra tiesiog diplomuoti, sertifikuoti, siekianti statuso pripažinimo, apsimetėliai, abuseriai, prievartautojai. Morališkai, psichologiškai, dvasiškai, fiziškai. Ir aš gyvenu abuserių pasaulyje. Neišimtis mano kūnas irgi taip pat sugeria. Atsiprašau tavęs, mano kūne. Atsiprašau. Mes susitvarkysim. Nebe gaila ir gėda numirti, kai tu pasakai visą tiesą, kad 99 procentai žmonių, gerai paimkim 95 procentai žmonių, tai yra psichologiniai prievartautojai, moraliniai prievartautojai, dvasiniai, fiziniai prievartautojai. Tokiam ir gyvename gyvenime. Pasaulyje, kur net prievartautojas jis nesugeba suprasti, kad jis yra prievartautojas, vien apkalbėdama žmogų, apšmeiždamas, negarbingai, patenkindamas ar pateisindamas savo neišmanimą kažkokį, iškrypimą. Noriu būti lyderiu. Na dabar atsistojus, pajudėti kūno emociškai, o paskiau treniruoti. Ir susigalvokite savo tokią praktiką, kaip ritualą, skirti dėmesį savo, suvokti savo gyvenimo būdą, stilių, savo ketinimus, savo tą niekšumą, savo charakterio savybę, savo pliotkinimą kažką, tai įpročiai, žalingi mintis, emocijos, suvokti savo toksiką su savimi, vat, kur mes savo naudojame toksiką savo, kur toksiški santykiai, tarkim, turi būti. Ir tą visą toksiką stengiamės perdirbti. Bet perdirbti taip, kad sudarytumėm savo tą tokį didelį bioenergetinį lauką apskritimą, kad net nachre nereaguoti į toksiškus kitus žmonės, abuserius, prievartautojus. Bet čia bus mano naujas vėl eksperimentas, kurį ir dariau su žmonėms dabar eksperimentą, suvokiant, ant kiek žmonės masto, ant kiek žmonės yra parsidavėliai, prisiplakėliai, išdavikai, tokie svolačiai. Ir va dabar tiesiog suvokus tai, aš konstatuoju faktą. 95-99 procentai tiesiog yra giliai nusišikti, kas vyksta pasaulyje.
Jie kiekvienas kovoja dėl savo statuso, dėl savo, nori sureikšminti savo tą protą, čia aš. Ir aš izoliuoju save nuo viso šito toksikos, nuo visų tų abuzerių. Nuo kiekvieno abuzerio, kuris prasilenkė, kuris mane apšmeižė, be jokio pagrindo, kuris apšmeižė neva, kad aš ir keikiuosi, čia yra tavo nesupratimas ir nepaklausimas manęs. Vienu žodžiu, tai yra aš taip susidėlioju. Ir visus prievartautojus, visus pliotkininkus, visus vatos niekšelius, tiesiog jie tegul malasi savo šūdę, o aš toliau stebėsiu, kur, kas ir ką nuves. Aš atjaučiu tiesiog daugelį žmonės, aš tiesiog atjaučiu. Bet jūsų teisė reiškia jūsų vidinis kompasas, tiksliau gal ne vidinis kompasas, jūsų vidiniai defektai tiesiog jumis ir traukia prie tokių pačių abuzerių. Nes jūs atitinkat vienas kitą arba bijote būti iškristi iš bandos. Bet čia jūsų yra pasirinkimas. Dabar glostau pilvą tiesiog judesiais. Lengvumas. Atsiprašau savo kūną. Labai atsiprašau. Labai atsiprašau. Labai atsiprašau. Labai atsiprašau. Padėjau, kuom galėjau. Pranešiau, kiek galėjau. A toliau jau. Vyniokitės meškeris kiekvieną savo. Man giliai nusišvilpt dabar jau. Na, o tam, kas yra sudūšęs žmogus, paprastas, jisai visą laiką galės parašyti, galim susikalbėti. Ir žinoma, galime susigalvoti planą, ką toliau veikti. Ir kiekvienas vėl veikia savo. Kiekvieno tikslas yra skirtingas. Tai būkime atsargus, naudodami prievartą. Už kiekvieną prievartą mes gauname atsaką. Gero ryto.